Labą dieną, draugai, pažįstami, nepažįstami ir mano klientai. Vakar aš darau rusiškai tokią informaciją apie mūsų arbatą, dėl to, kad turiu daugiau klientų rusakalbių, bet suprantu ir lietuviškai, lenkiškai. Aišku, lenkiškai gal nedarysiu, bet lietuviškai šiandien padarysiu, ką daro ta arbata. Kai vakar sakiau, darbe būna vaišinu, aišku, ar gimtadienis, ar taip vaišino daktarai, kur dirbu visokiam skanumynais. Ar tortai, ar piragai, žinokit, neša. Ir aš visada suvalgu gabaliuką. Ir sako, Galina, kaip jūs taip sveikoliškai gyvenot ir valgot saldumynus. Sakau, taip valgu, aš viską valgu. Dėl to, kad turiu tokią stebuklingą arbatą. Žarnyne nieko neprilimpa. Ir aš nestorėju. Ir jie stebisi. Ir tu viską valgai ir nestorėjai. Dėl to, kad, yra tokių žmonių, kur bijo valgyti, bet nereikia bijoti valgyti, o dažniausiai reikia dažniau valgyti. Ar gerti tiesiog šitą arbatą, antilipidinę. Antilipidinė, todėl, kad jinai valo mūsų žarnyną, valo mūsų kraujagyslės, žinokit. Kas turi didelę kraujospūdį normalizuoja, mažą kraujospūdį normalizuoja, pH žarnyno normalizuoja, rūgštį normalizuoja. Galima vaikams nuo pat gimimo, kada, pavyzdžiui, gimsta vaikas, geltonukas, porą lašelių tos arbatos ir viskas geltonliga praeina. Mamos, kurios dabar šiuolaikiškos neturi pieno, gerkit po gimdymo tą arbatą. Ir turėsit pieno, vaikas turės gero maisto iki 3 metų. Tai va, ką daro ta stebuklinga arbata. Tai išbandykit ir nesakykit savo, šitą arbatą man nieko nepadės. Visiems jinai padeda, tik reikia gerti. Netgi ir su tortu, ir su sumuštiniu, ar po jos, ar po kavos, ar prieš kavą. Visą dieną galima ją gerti. Slogojat, pavyzdžiui, ar vaikus, temperatūra didelė, duokit. Pagerkit pats ir vaikui duokit ir viskas greit praeina. Netgi gyvūnai mėgsta, mūsų katinai laka be saiko tą arbatą. Todėl, kad yra natūralus produktas. O gyvūnai ližbika nesuvargis, jie supranta. Jeigu kačiukas mėgsta ir laka, tai yra tikrai geras daiktas. Tai va. Gero vakaro visiems, tai va, kams įdomu, norit išbandyti, kreipkitės, pasakysiu, kur ir kiek kainuoja ir kaip galima užsakyti. Gero vakaro, ate.